Prašau, rektoriau. Galiu kalbėti. Taip. Ar girdite mane? Girdim, prašau. Ačiū už klausimą. Kartu su komanda, kuri dabar matau ir Klaipėdos universiteto ligoninės salėje yra su vadovybė, sprendžiame kasdienius klausimus, kurie iškyla. Turbūt universitetas nėra ta vieta, kuri gali skirti lėšas, gali skirti tik intelektinį potencialą. Ką ir daro universitetas, yra kartu planuojama rezidentų rengimo bazė nauja ir rengiamas naujos jaunųjų gydytojų rezidentų programos, taip pat kartu su klinikų vadovais kalbame apie naujus mokslinius tyrimus ir jau pradėti ne vienas mokslinis tyrimas kartu, tai universiteto potencialas yra intelektinis ir jis atlieka tą darbą, kuris yra skirtas universitetui. Apie finansus universitetas turbūt neparduos savo pastatų. Gerai, supratom, rektoriau, ačiū, kolegos laikas senka. Dabar taip yra du Vaitkus Šarūnas ir Vaitkus Arvydas. Tada trumpai, aš nelabai visai suprantu, kodėl čia merai taip intensyviai jungti visi į šitos įstaigos veiklą, bet prašau tada, kuris čia Šarūnas Vaitkus trumpai. Labadiena, gerbiamas pirmininkai, gerbiami Seimo nariai, mėly kolegos. Na, iš tikrųjų, įrinkti merai todėl, kad tiek reabilitacijos ligoninė Palangos, tiek ir filialas priklauso būtent šitai įstaigai po sujungimo. Tai mums labai yra svarbu, kas toliau su tom įstaigom darosi ir darysis, nes, kiek suprantu, yra didžiulės problemos. Tikrai sutinku su ponia Šalavičiūtė, kuri išsakė daug labai teisingų argumentų. Tikrai važinėjo politikai ir mes dalyvavome ne vienam susitikime dėl jungimosi. Ir ponia Jankauskienė 300 žmonių pažadėjo, kad jeigu susijungs šitas darinys, tikrai finansavimas bus išspręstas visiškai, ta prasme. Ir mes negalėjom netikėti matyti tuometinės viceministrės pažadų dėl finansų. Iš tiesų matome kitą veidrodį, tokį, kad šiandien yra ganėtinai sudėtinga situacija ir kiekvieną mėnesį eina nuostolis toliau, matyt, be injekcijos kažkokios ar kitokių resursų bus sudėtinga išlaikyti ir iš tiesų labai nerimą kelia Palangai, visuomeniai ir visiems, tai yra mūsų reabilitacijos ligoninė, kuri visą nepriklausomybės gyvavimo laikotarpį buvo pavyzdys ir geriausia ligoninė su savo visom paslaugom teikiančiom visai Lietuvai. Šiandien ji kartu skęsta su Titaniku į apačią, todėl kad įstaiga palieka geriausi specialistai, nežinau dėl kokių priežasčių, nesenai paliko ilgametę vadovę įstaigą, taip pat paliko geriausią, kas įmanoma turėti reabilitologę, kuri išėjo į analogišką kitą gydymo